Dar kartelį labas vakaras visiems krepšinio aistruoliams. Neįtikėtina atmosfera prieš šį mačą Vilniuje. Viena šalis, viena komanda. Kartu mes laimėsim. Lietuvos rinktinė tiki TV3 Play, mano TV3 internete. Labas vakaras, dar kartelį visiems Lietuvos krepšinio aistruoliams. Mes pradedame dabar jau tikrųjų rungtynių transliaciją. Lietuva, Serbija paskutinė pora šioje E grupėje. Dvejos rungtynės jau įvyko. Prancūzai ką tik vos išsaugojo savo persvarą prieš Turkiją ir įveikė Turkijos rinktinę. Ispanai šiandien nelengvai nugalėjo Vokietiją ir dabar Lietuvos ir Serbijos mačas. Na, apie tuos kitus rezultatus ir apie turnyrinę lentelę mes turėsime progos dar pakalbėti, dėl to, kad iš tikrųjų šios rezultatai leidžia lietuviams išsaugoti atsarginį tokį variantą, kuris mus gali nuvesti į kitą etapą, net ir, tarkim, pralaimėjimo šį vakarą ar pralaimėjimo ir serbams, ir prancūzams atveju, bet apie tai kažkodėl tai nesinori galvoti, dėl to, kad šį vakarą didelis mūšis, šį vakarą, ko gero ne tai, ką mes matėme Turkijoje bronzos finale. Bronzinėse tose rungtynėse Kęstučio Kemzūros vadovaujamo komanda į serbų krepšį įmetė 99 taškus ir leido varžovams įmesti 88. Tame mače lietuviai buvo pranašesni ir tai yra papildoma serbų motyvacija. Mes šiandieną čia turime neįtikėtinas ir galių armija. Triukšmas yra ko gero net ne 2, o gal ir 3 ir 4 kartus didesnis nei tas, kuris buvo Panevėžyje. Ir tikėkime, kad tas pusė žaidėjo, o galbūt net ir visas 6 šiandien Lietuvos komandai padės. Na, visko čia daugiau, ne tik tais ir galių, bet ir žurnalistų. Visi jau dabar suvažiavo į šį etapą. Visos komandos, kurios pateko ir jų delegacijos. Mano kolega iš Rusijos, Vladimiras Gomelskis, šiandien ramiai savo prieš štai šias rungtynes sprogdino burbuliukus savo kompiuterio ekrane. Na, ko gero dėl to, kad Rusija šiandien nežaidžia, bet taip pat, ko gero, ir dėl to, kad rusai gali jaustis pakankamai užtikrintai. Jie iškovojo pirmą vietą, jiems reikės žaisti su makedonais, su suomiais. Mums apie tokius varžovus nėra jokių galimybių pasvajoti. Serbija pirma, Prancūzija antra ir po to Vokietija, kuri šiandien kovojo su ispanais iki galo. Lietuvos komandos startinis penketas buvo ką tik jūsų ekranuose: Rimantas Kaukėnas, Mantas Kalnietis. Linkime jam atšvęsti savo 25-ąjį gimtadienį šiandien aikštėje ir pasidovanoti savo dovaną gimtadienį. Mantas tik tai su tortu, žinoma, atšventė su komandos draugais vakar ir jūs tai šiek tiek matėte. Paulius Jankūnas, Simas Jasaitis ir Robertas Jevtokas. Toks Lietuvos komandos startinis penketas. Varžovai, žinoma, aikštelėje yra Milošas Teodosičius, taip pat Milenko Tepičius, Duško Savanovičius, Marko Kešelis ir Nenadas Kirsičius. At least 43 people died, including coaches and players. Please rise for a moment of silence. Ačiū. Tylos minutė pagerbint Jaroslavlio Lokomotyvo ledo ritulio komandos narius.
kurių lėktuvas nukrito ir aviakatastrofoje žuvo beveik visi. Juo skridę žmonės ir personalas išliko gyvi tik tai 3. Neįtikėtina tragedija iš tikrųjų. Ir ko gero net ir su mūsų krepšinio aistromis tai nėra palyginama ir Lietuvos komandai. Šiandien norisi padovanoti Lietuvai pergalę. Ir pažiūrėsime, ar mums pavyks. Būtų labai didelis žingsnis į priekį pergalę čia prieš Serbiją dėl to, kad tokiu atveju mes pabėgtumėm nuo turkų, mes įgytumėm pranašumą prieš Serbiją ir mes taip pat turėtumėm pranašumą prieš Vokietiją. Taigi, jeigu Lietuvos komanda šį vakarą laimės, tai bus galima laikyti kaip labai didelį žingsnį. Galėtumėm tada pavadinti tai labai dideliu žingsniu ketvirtfinalio link Kaune. Bet dabar viskas Vilniuje. Antrasis etapas prasideda nuo to, jog Robertas Javtokas stovi aikštės viduryje su Nenadu Kirstičiumi, vieninteliu serbu, kuris praėjusiais metais rungtyniavo